Sveiki, mielieji, su jumis Lingita ir Sielos dvynių kanalas. Taigi, visa tiesa apie meilę ir vėl iš naujo. Taigi, mielieji, labai įdomus dalykas atsitinka, kai pakyla Žemės vibracijos. Ir kaip žinote, vibracijos Žemės pakils iki 1000 ir sudegs visa tamsa. Ir tai nereiškia, kad jis sudegs kažkur išorėj. Ta tamsa sudegs mumyse. Tai supraskim, kokius mes laužimus vidinius, kokius blokus, kaip lūš matrica. Ir negalvokim, kad mums kažkas atneš visą tai į mūsų gyvenimą, į mūsų kiemą, į mūsų namus, į mūsų širdį. Svarbiausiai mūsų širdis. Nes širdį viskas prasideda. Ir žinot, labai įdomus dalykas atsitiko man šiandien ryte. Aš nežinau, kiek šiandien Žemės vibracijos, bet man nusipiešė visas vaizdas. Nes iš ties aš labai išsigandau. Ta meilė, kurią mes galvojam, kad mes mylime, tai iš tikrųjų visiškai nėra meilė. Arba kitaip galim pasakyti, tai yra matricinė meilė, tai yra 3D išmatavimo meilė. Ir ką mes vadiname meilė arba tuo žodžiu ir kas mums asocijuojasi ir kaip žmonės atsikoduoja, nes žodžiai yra simboliai ar ne, kalba, kuri neša tam tikrus kodus. Mes išgirstame, mes atsikoduojame. Ir pas mus, pas kiekvieną galvoj, ta meilė yra kitokia. Kodėl kitokia? Todėl, kad mes užaugom skirtingose šeimose, mes užaugome su savo traumomis, mes vieni užaugom su mama, kiti užaugom tik su tėčiu, vieni užaugom su tėčiu ir mama, bet jie tarpusavy pykosi. Užaugom labai tobuloj šeimoj, tai tiesiog mes buvom lepinami ir vėl iškreipta ta meilė, ar ne? Ta tokia perdėta, tokia narcisistinė meilė, ar ne? Ir suprantat, mes visi skirtingi su savo ego. Ego programos tai yra visos tos matricinės programos, sako egoizmas, bet tai yra po egoizmo, po šito ego programomis telpa visa šita matrica, ar ne? Mes vienu žodžiu pasakom, tai daugelis įsivaizduoja egoizmas, bet iš tikrųjų tai egoizmas tai yra tas toksai puikybė, ar ne, kur mes galvojame, kad mes tokie savanaudžiai. Nu, vat parašykit komentaruose, net įdomu, kas jums yra ego programos, kas jums yra egoizmas, ar jums tas pats, ar skiriasi. Ir suprantat, atsitiko toks dalykas, kad aš atsikėliau ir aš pastaruoju metu, kaip mama, nuolat galvojame mes apie vaikus, ar ne? Ir nuolat mes bendravome, mūsų labai tikrai glaudus ryšiai, glaudus santykiai su dukromis, jos iš ties skirtingos, yra viena daugiau racionali, kita daugiau emocionali, kaip ir mes visi. Bet suprantat, kas atsitiko? Aš atsikėliau ryte ir aš išsigandau. Aš pajutau, kad aš nemyliu. Aš tada pradėjau galvoti apie kitus žmonės, aš pajutau, kad aš nemyliu kitų žmonių. Suprantat, kas atsitiko? Dabar supraskite teisingai, sakys Lingita nemyli žmonių ir čia mums kalba. Tiesiog, kai aukštos vibracijos, tu pajunti tą meilę, širdies tą meilę, tą aukštesniojo aš, tą tavo brandolio, tą sielos meilę, ar ne? Kuri surezonuoja su ta meilė, ta dieviška meilė, kuri yra visiškai kitokia, va tavo besąlyginė meilė yra, ar ne? Kaip čia daug kas sako, ir jinai tokį įgauna purvo atspalvį, todėl, kad jeigu žmonės nepažįsta, jeigu jie neatsikoduoja, kaip minėjau, dėl tam tikrų traumų ar priežasčių, ar ne, tai suprantat, jiems iškart besąlyginė, tai čia aukokis, tu čia būk kilimėlis, čia visiškai kito išmatavimo, visiškai kito supratimo meilė eina kalba, ar ne? Mes net neturim pavadinimo šitai meiliai. Tai yra aš esu, aš būnu, kaip Dievas yra pasakęs, ar ne? Aš šventu raštu remiuosi, ten daug tokių terminų, kur tikrai jie visai mums naudingi atsikoduoti informaciją ir kur iš tikrųjų ten kalbama apie tai, bet jeigu žmogus nesuprendęs, nedaugęs iki to, jis nesuvokia. Taigi grįžtu prie tos minties, kad nepalikti jūsų, kad čia Lingita nemyli kažko tai. Žiūrėkit, kada aukšti dažniai, aukštas išmatavimas, suvibruoja žemė aukštais išmatavimais ir dažniais, ta meilė suvibruoja jumyse, ta tikroji brandolio jūsų, ta dieviška, kur gyvena jumyse ta meilė,
Ir jinai staiga pamato, kad jinai gyvena matricoje ir vat jinai suvokia, tas aukštesnysis aš staiga jam nušvinta, šita žemiška meilė iš viso yra niekinė, kad tai net ne meilė, kad ta meilė buvo kontrolė, kad ta meilė buvo savinimasis, kad ta meilė buvo va šito supratimo, to reptilinio supratimo meilė. Suprantat? Reptilinio supratimo meilė ir mano aukštesnio aš meilė visiškai skiriasi. Ta biologinė meilė, jinai visiškai kitokia, ar ne? Nes kažkam tai yra meilė, pasakai žodį, jam atsikoduoja, kad tai yra seksualinis geismas, kas yra tenai, suprantat, ten gali būti visas velnynas. Aš tikrai nenumenkinu kūniškos meilės. Tikrai tai yra svarbu, bet suprantat, aš noriu pasakyti, kad atsikoduoja pagal tam tikrą energetinį centrą. Kažkam meilė yra malonumas, kažkam yra savęs išreiškimas, savo galios pasireiškimas, kad aš kitą užvaldau, kažkam tai yra tai meilė, suprantat? Kažkas daugiasi iki širdies, tai ją meilė yra širdies meilė, ar ne? Bet supraskim vieną dalyką, kad ta meilė matricinė visuomet iki šiol jinai buvo matricoj. Ir ta biologinė, ta reptilinė, kaip aš minėjau, nes pas mus yra smegenyse reptilinės smegenys, pas kiekvieną iš mūsų. Ir kas dabar vyksta, kad mes išeinam iš šito reptilinio mąstymo, išeinam iš tų reptilinių programų, jos yra pasąmoniai, jos nėra dominantinės galbūt, pas kai ką dominantinės, pas kai ką recesyvinės, suprantat, tai iš biologijos, jeigu atsimenat iš vadovėlio, dominantinės tos, kurios pasireiškia ir mes jas matom, ar ne, tai ta mentalinė genetika. Recesyvinės tos, kurios mūsų genuose paslėptos, gali pasireikšti mūsų seneliuose, anūkose, pas mus nepasireikšti, kaip pavyzdys, ar ne? Ir mąstymo tos klišės, ar ne, tas supratimas. Tai va, tai noriu pasakyti, kad bet visa tai yra mumyse paslėpta. Ir kol mes nepradirbam su savo pasąmonė, nieks nesikeičia. Mes galim paslėpti, mes galim neparodyti, mes galim ignoruoti netgi, įvaryti kampą, užrakinti kambarį ir sakyti, ne, viso to nėra. Bet žinot, netgi patikėt, nes mes dažniausiai patikim, kad mes čia labai mylim. Ir va šiandien, kas man atsitiko, kad va tas suvokimas, kad iš ties tai net nėra meilė, kad tiems vaikams savo, kaip aš myliu, aš visada mylėjau tą matricinę meilę, tą biologinę, kad savintis, globot, kaip tie paukščiukai apglėbti, tenai kažkur tai jisai eina nueiti. Aš nesu prieš tai, kad mes vaikų nesaugotumėm, ar ne, kad jie iš tikrųjų turi būti apsaugoti ir saugus ir mes turime juos prižiūrėti. Ir tai aš noriu pasakyti, kad mes turim leisti jiems skleistis, bet būtent šitam kristalui, kuris dabar ateina, kristaliniai vaikai. Ir ypatingai, jeigu mes užgošim ar perlaušim jų valią, nes beveik, turbūt 95% vaikų yra perlaužta valia. Ar ne? Ir kodėl va tie autistai, ką autistai signalizuoja, kad jų valios negalima palaužti, jų sielos negalima perlaužti. Suprantat? Ir jie tada vadinami nemokytinais vaikais. Arba hiperaktyviais vaikais, kurie nemokytinas, jau juos ten kaip atsilikėlių žiūri. Arba tas vaikas, kuris negali atkartoti. Bet suprantat, pas juos eina kokios galios, eina per juos informacija. Ir va supraskim, jeigu yra tėvai, kurie neva myli tą matricinę meilę žemišką, ar ne? Čia net sunku parinkti terminą, jūs patys įsikristalizuokit, ką aš noriu pasakyti, kad teisingai mane suprastumėt. Kurie nepalaužia žmogaus vaiko stuburo, kurie neperlaužia, kurie leidžia skleistis va tam kristalui, tam perlui, tiems talentams, kurie atėjo į šitą žemę būti retransliatoriai ir iš šviesos. Retransliatoriais tai reiškia, kad perdavėjais, įžemintojais tos šviesos, dieviškos meilės, tos besąlyginės, tos švarios meilės, suprantat? Ir kas augina autistus vaikus, jie mato, kad tie vaikai moko besąlyginės meilės. Arba apskritai nepatogus vaikas, ko jisai moko? Vat ir jis moko priimti jį, suprasti kažkaip. Kai jis nepatogus, tai tada mamos ir tėčiai gilinasi, kodėl jis nepatogus ir vis tiek jis provokuojamas mylėti jį ir priimti. Suprantat? Jis nuolat turi dieglį tėvai, kad kaip išmokti priimti tą vaiką, kaip išmokti mylėti, nes jie nuolat badomi širdį, kad problema yra, bet problemoje visuomet yra atsakymas.
Tai apsižvalgykit aplink save, jeigu jūs turit problemų su vaikais, arba kur jūsų problema, ten jūsų atsakymas. Tai va, tai grįžtant prie meilės šitos, žinot, yra va tas diapazonas, tas narcisistinė meilė, ar ne, kuri aš įsimylėjęs save egoistiškai ir man iš tikrųjų visi kiti nesvarbus, ar ne, gali būti paslėptas narcizas, kuris ten savim žavisi, bet tai visiškai nėra besąlyginė meilė ir savęs priėmimas. Tai yra tiesiog kitų nematymas, tai yra tiesiog tokiam balionė užsidarimas ir įsivaizdavimas, kad tu tik vienas esi pasaulyje. Dažniausiai tokie vaikai, tokie suaugę vaikai arba vaikai suaugusiojo kūne, jie neišėję į kitą lygmenį, jie tokioj kaip placentoje gyvena, tokioj liaupsių pagirimo placentoj ir jie susivokia tik tai, kada juos pradeda pačiu žeminti, ar ne, tada jie susivokia, kad kažkas ne taip, tada jie pradeda pataikauti, vėl įtikti tam, kad jie galėtų užvaldyti. Suprantat? Tai va, tai žodžiu, jiems reikia labai daug dėmesio ir vat narcizai, jie iš tikrųjų atrodo labai pavojingi žmonės, bet jie išties jiems reikia labai daug meilės, dėmesio, jie tiesiog nemoka valdyti situacijos kaip suaugę žmonės, jie valdo situaciją kaip maži vaikai. Tai va, ir tas savinimasis, tas mamos savinimasis arba kito žmogaus savinimasis, tai yra narcisizmo bruožas. Žmonės kitą kartą iš šitos stadijos, pavadinu stadiją, nes žmogus visuomet turi galimybę keistis, augti, išeiti iš šitos placentos, kur tave visi garbina, lėlėjina, arba tu savo bambagyslę prijungi kažkam tai prie kažko kito, ar ne. Ta prasme, kad tu nuolat kažkur tai turi prijungti. Dažniausiai tokie vaikai, suaugę vaikai, jie nenutraukia bambagyslę su mama, bet jie tiesiog nuolat ieško visur mamų, kurios tarytum jiems kažko skolingos. Tai va, tai išties labai daug, apie 70% žmonijos yra tokiam supratime, kad ateis gydytojas, juos išgelbės, išgydys, duos vaistų. Jie nežiūri, kad jie savo mintimis kuria negatyvą. Neturiu nieko prieš gydytojus, myliu juos. Mano geriausia draugė, 2 geriausios draugės gydytojos ir tikrai atsidavusios mylinčios. Aš noriu pasakyti, kad neturim užkrauti atsakomybės už savo gyvenimą, už savo ligas vien tik gydytojams. Kad turim patys eiti žiūrėti, ką mūsų organas, koks mums kalba. Mes turim rasti kontaktą su savo kūnu. Mes neturim kontakto su savo kūnu ir kaip kokie bejėgiai lėliukai save nuvežam vos ne vežimėlyje. Jūs mane pagydykit, duokit soskytės, duokit penelio, duokit vaistukų ir, žodžiu, jūs mane pasupokit, paguoskit, palaikykit, ar ne? Trūksta palaikymo, bėgam, ieškom, kas čia duotų palaikymo. Jeigu neduoda palaikymo, mes pykstam, nes mes reikalaujam iš kitų. Tai supraskim, tai yra vakumai, tai yra mūsų žaizdos, kur mes turim patys užgydyti, patys pripildyti šitą vakumą. Ir niekas už mūsų to nepadarys. Tai va, noriu pasakyti, kad besąlyginė meilė pirmiausia prasideda nuo savęs pačio, kad mes patys užkamšytumėm tas skyles. Aš jau čia taip pasakau, kad jūs išgirstumėt. Kad mes ne kitų žmogumi, nieks neprivalo mum ateiti ir užkamšyti, kad išeikim jau iš aukos lygmens. Kodėl dega ego? Už tai, kad auka, aš vargšas, jūs man gailiu savęs, jūs manęs gailėkit, ar ne, ir ateina ir rodo, oi man čia pirštukas skauda, oi man čia, man meilės trūksta, man viskas tvarkoja, kad jūs mokat įvardinti, kad jums trūksta meilės, ateiti savo vyrui pasakyti ar žmonai pasakyti, kad iš tikrųjų man reikia, man tavo dėmesio reikia. Tai bus ir žaidybiška, ir mylinčiai, ir gražu, bet kada mes per jėgą reikalaujam manipulacijomis, suprantat, mums reikia dėmesio, iš šono tai žmonės mato. Reikia dėmesio ir žmogus, žinot, kaip tas vaikas, jisai gražiuoju neišeina gauti meilės, eina jisai piktuoju. Arba kaip jau tas žmogus pradeda tau duoti tą meilę, tai tada pradeda vaidinti, kad aš čia viršininkas, matai, koks aš geras, nes mane myli. Suprantat, kaip gali būti iškreipta ta meilė. Tai va, tai ta meilė yra labai skirtingų lygmenų. Ir tėvų, vaikų meilė, meilė savo vyrui, meilė savo žmonai, meilė gyvūnams, meilė gamtai, tikrai visiškai skirtingai, kiti žmonės gyvūną labiau myli negu žmogų, ar ne, bet čia vėlgi, čia nei gerai, nei blogai, čia tiesiog
kad jūs tirtumėt save. Aš pasakau tam, kad jūs prasitestuotumėt save. Ane, ir tokie vat mokymai gaunasi, kad prasitestuojam save ir augam mes visi. Tai noriu pasakyti, kad išties ta meilė, kuri ateina iš Dievo, iš aukštų išmatavimų ir kaip ta meilė sudegs, kad, žinot, mes atsikeliam vieną rytą ir mes pamatom savo tą ribotumą, tą matricą, ar ne? Kad aš iš tikrųjų myliu gal kaip gyvūnas, kad aš savinuosi, gal aš kritikuoju, gal aš kažkaip tai kitą savo vaiką žeidžiu. Nėra lygiaverčio ryšio, kad aš gerbčiau jį kaip sielą. Nes vaikas nėra mano, ar ne? Vaikas yra Dievo, kuris ateina į šitą žemę atlikti tam tikrą misiją. Tai vat, ir žinot, mes tą suvokiam, kada mes jau vyresniam amžium tampam trapus ir tada suprantam to vaiko vertę, kad vat, jisai iš tikrųjų dabar yra kaip ir ant šlovės viršūnės, ar ne? Nes viskas banguoja spirale. Jeigu šiandien tavo vaikai maži, tai žinok, jie bus dideli ir jie tada tave teis. Ar ne? Ir anūkai teis tavo vaikus. Ir žodžiu, yra toks juokingas pasakymas, kad nieko tokio, mano anūkai atkeršys už mane, ar ne? Tai kad tokia mintis, kad tai, ko aš negaliu pasakyti ar pakeisti savo vaikuose, tai ateis anūkai ir darys lygiai tą patį, ką tie vaikai daro tėvams, ar ne? Tai va, tai noriu pasakyti, kad vat, mes išeinam iš šitos matricos, vat, išeinam iš šitų ribotų supratimų, kaip mylėti, ar ne? Ir ta meilė tiesiog yra priėmimas kito kaip sielos ir leisti jiems skleistis tai sielai, nes mes tiesiog kišamės, mes pažeidžiam Dievo planą, mes pažeidžiam Dievo kūrybą. Dievas sukūrė tą vaiką arba Dievas sukūrė tą žmogų ir tu neturi teisės nei nurodinėti, nei kažkaip žeisti, nei žeminti, nei kritikuoti, nei kontroliuoti. Netgi tai, jeigu tai yra tavo vaikas, tu turi gerbti to žmogaus ribas. Sako, o jis nesitvarko kambarį, šiukšlynas ten, kas ten vyksta. Ne tavo reikalas, tu duok atsakomybę tam vaikui. Jam gal norisi taip save išreikšti, nes jis neturi kur savęs išreikšti. Tai yra ribos, tai formuojamos ribos to vaiko. Tai yra meilė, leisti išmokti vaikui užsirišti batus, leisti vaikui išmokti gyventi su šiukšlėmis ir pačiam susivokti, kad tu gyveni su šiukšlėmis. Ar ne? Ateis diena, kai negyvens. Čia iš mano patirties aš galiu pasakyti. Aš tikrai buvau tas vaikas, kuris, ta mama, kuri leido gyventi su šiukšlėmis. Nes tikrai mano dukros buvo stiprios asmenybės ir vyras mane visuomet palaikydavo tame, kad palik ramybėje, tegul susitvarko, tegul žiūri, čia jų teritorija, čia jų mažas pasaulis, kur jie mokinasi, čia jų žaidimų laukas, kur mokinasi, va čia va valdyti, va čia va. Ir jeigu mes perlaužėme, mes atimam galimybę mokintis būti vadovais. Mes mokiname būti pavaldiniais, jeigu mes peržengėm ribas ir tiesiog kritikuojame, arba tiesiog ateiname už juos sutvarkome, arba priverčiame tvarkytis, arba tvarkai veidinėjom. Tada mes parodom, kad čia mūsų teritorija, ar ne, ir jūs privalote paklusti mano valdžiai. Žodžiu, visuomet sprendžiate jūs, čia reikia žiūrėti pagal situaciją, ne tai, kad pasakiau dabar čia tik taip arba kitaip. Reikia ieškoti kompromiso, visur reikia kalbėtis. Tai va, tu noriu pasakyti, kur gimsta žmogaus ribos, kur gimsta programos, kad vaikas paskui nebesusigaudo, nebemoka vadovauti savo gyvenimo. Aš nekalbu apie kitų gyvenimus. Ar ne? Ir tos stiprios asmenybės, kurios žino savo ribas ir tiesiog tokios, ne tai kad maištingos, bet tos, kurios leidžia būti, jos tiesiog išmoksta vadovauti ne tik kitiems, bet ir savo gyvenimui. Va čia gimsta mokykla, čia gimsta atsakomybė, čia gimsta veržlumas, čia gimsta norėjimas būti savimi ir leidimas būti savimi. Tai va, mėlėjai, tiek šiandien apie meilę. Startavo Aiškiaregio akademija. Pirmas modulis yra išėjimas iš matricos.
Antras modulis, antra dalis, tai yra finansinių blokų šalinimas ir mano savirealizacijos atskleidimas. Ir trečia dalis yra praktika, kur mes išeiname iš savęs, iš savo vidinio pasaulio valdymo savo, įeiname į mokymąsi per atstumą valdyti, tai telepatinis ryšys, tai mokomės dirbti su svareliu, mokomės dirbti per atstumą, mokomės aktyvuoti savo rankų galias, mokomės dirbti su rankomis, mokomės gydyti, mokomės skanuoti, žodžiu, ir daug praktikos. Ir kam gerai sekasi, yra klientai, kol studijuojate, gaunate tam tikrą skaičių klientų, o po to vyksta už tam tikrą procentą arba donation ir po truputėlį įvedama į darbo rinką. Tai va, mielieji, taip išmokstate valdyti situacijas, per atstumą dirbti. Ir šitoj vietoj pasitarnauja sielos dvynių ryšys, nes tas telepatinis ryšys, kuris aktyvuotas, jisai padeda. Tai ką, mielieji, daugiau informacijos, kam įdomu, žiūrėkite po įrašu. Ir renkama nauja grupė darbui su savo pasąmoniniais blokais. Kas neturit galimybės ateiti į asmeninės konsultacijas, tai galima pradirbti grupėse, kreipkitės, rašykite _dangaus@gmail.com. Ir sakau, iki susitikimo.